Na, jau atsigavot ir išsiblaivėt ir išsišvarinot dušės iš po kalėdų ir naujųjų metų šventimo. Jau sveiki, jau gyvi, jau rutinoj. Jau daro tuos visus pasižadėjimus naujametinius, kad mesit rūkyt, būsit geresnė versija savęs šiais metais nei praeitais metais. Pradėsite sporto salę labai dažnai eit, arba dažniau nei praeitais metais ėjot. Jau daro čia tą visą, jo? Ar čia tik tais kai kiekvienais metais pirmą savaitę mes padarom šitą ir po to mes pamirštam, nusibostam mums. Oi, aš irgi taip darydavau, aš dabar jau nebedarau. Nieko nežadu savo metų pabaigoje, kad aš kitais metais kažką darysiu. Arba darau, arba nedarau. Tingiu nedarau, netingiu darau. Tai aš taip gyvuoju. Išlydėjau ir sutikau naujos metus absoliučiai kitaip nei kada nors. Tiesą sakant, nesu gyvenime taip daręs. Tai buvo pats pirmas kartas. Psichologiškai buvo šiek tiek sunkoka, bet po to pasirodė, kad viskas yra gerai ir buvo iš tikrųjų labai gerai ir naujų metų sutikimas ir palydėjimas buvo absoliučiai nestandartinis. Sugalvojom, tiksliau ne aš sugalvojau, bet kažkas sugalvojo, kad gal galėtumėm sutikti naujuosius metus apsupti šalčio ir sniegų ir miškų gamtoje. Tai taip prabuvom gamtoje 24 valandas, miegojom gamtoje, buvo pakankamai šalta, kai atsiradom toj vietoj, kur nusprendėm, kad mes palydėsim ir sutiksim naujus metus, buvo -17. Po to atšilo iki -13, jeigu neklystu. Tai buvo iš tikrųjų psichologiškai tikrai buvo sunku, kol suprasti, kad mums reikės miegoti tokiam šaltyje miegmaišiuose. Bet išmiegojom, išgyvenom, niekas nesušalė, viskas buvo labai gerai. Geriau nei tikėtasi tikrai ir tai buvo tikrai nestandartinė ir netradicinė sutikimo šventė, taip pavadinkim. Tai va, tokie mano buvo naujų metų sutikimai ir išleistuvės. Ir šiaip šitie nauji metai prasidėjo visiškai kitaip man nei visada. Dažniausiai iš patirties ir praeities statistikos mano naujų metų pradėjimas, pirmi bent jau 3 mėnesiai būna labai tokie šūdini, vitaminai gal kūne baigėsi organizme. Ir būna labai sunkus tokie. Šiais metais jie, kadangi yra man biškelį kitaip, tai man smegeninė labai nesupranta, kas vyksta ir matyt nesikoncentruoja tai, kad yra sausis ir žiemos vidurys ir dar ilgai iki to pavasario laukti. Nors aš nesu iš tų žmonių, kuris visą laiką šikai kelnes, kad yra žiema, bet jau kokį vasarį tikrai jinai atsibosta, ar ne? Gyvenam šiauriniam pusrutuliai, tai čia nieko mums kažkaip keisto. Man labiau erzina žmonės tie, kurie nuolatos verkia, kad yra žiema. Mes tie, kurie gimėm čia ir gyvenam, tai yra taip, ne kitaip. Tai užsičiaupk ir gyvenk, nepatinka pyzdink kur nors. Tai va. Galvau pakalbėsiu dar apie mikrodozavimą. Tiksliau pasakysiu, kad spjoviau į mikrodozavimą, kažkaip tais buvau, man atrodo, apsirgęs, užslogavęs, ar kas ten man buvo savaitėlį kažkada ir nemikrodozavau ir po to nusprendžiau, kad gal ir nebe mikrodozuosiu, bent jau dabar, nes nežinau, nematau poreikio ir kadangi mane veža šiek tiek tas mikrodozavimas, tai man būtent tas jausmas ir nepatinka, kad kaip mane veža. Aš labai daug metų absoliučiai nevartoju jokių dalykų, kas vežtų. Nei alkoholio, nei jokių brizgalų, nei nieko. Tai man labai jaučiasi tas
apdujimas ir vienas iš labiausiai nepatinkančių dalykų man šiuo metu gyvenime yra tai, kai aš jaučiu kažkokį apdujimą. Man patinka būti visus šūdus ir gerybės sutikti šviežią neapdujusią galvą. Tai va čia man tas labai patinka. O kadangi kai buvau pradėjęs mikrodozuoti, man kažkodėl tai tie 0,3 gramo duodavo per kepalą ir aš jausdavausi apdujęs. Tai galimai dėl to ir netgi spjoviau į tą mikrodozavimą. Nors mikrodozavimą aš labai palaikau ir tai yra tikrai labai geras dalykas. Tai va, nebėra mano mikrodozavimo. Šis epizodas iš tikrųjų tai yra apie nieką. Tai yra pirmas naujų metų epizodas ir neturėjau kažkokio plano kažką tais ten konkrečiai papasakoti. Tai tiesiog sakau, kad visiškai kitaip sutikau ir išlydėjau naujuosius metus ir šitie naujieji metai man prasidėjo būtent kažkaip kitaip nei visada. Žiūrėsiu, ką jie duos, nes yra daug, yra pokyčių tame. Tai va. Teko bendrauti su krūvelė žmonių po kalėdų ir tarp naujųjų metų, su nepažįstamais žmonėmis iš tikrųjų. Ir visi man, tarkim, 90% iš tų žmonių man pasakojo, kad nei vienas iš jų tiesiog nejautė jokios šventinės kalėdinės nuotaikos. Tai aš galvoju, kad aš toks nesveikas esu ir man dažniausiai aš nejaučiu jokių šventinių nuotaikų nei per kalėdas, nei per naujuosius metus ar Velykas per tas didžiasias šventės. Man yra visiškai nusispjaut. Aš galiu dalyvauti tose šventėse, bet aš nesureikšminu jų visiškai. Taip pat kaip ir savo gimtadienio. Matyt, man yra kažkas negerai. Tai va. Aišku, girdėjau ir tas naujųjų metų rezoliucijas. Nuo kai kurių tų rezoliucijų taip ir noris pasakyti, kad tu užsičiaupk ir baig klėdėt, kai ten sako, kad nori būti geresnė versija kaip ten man sakė, nori būti geresnė versija savęs ar kažkas panašaus. Tai aš, man atrodo, atsakiau, tai aš tada noriu būti neblogesnė versija savęs šiais metais. Aš nežinau, kodėl mes prisigaudom visi tų klišių ir po to einam ir tauzijam tas nesąmonės ir visą kitą. Bet čia mano perspektyva, gal aš čia blogai kažką suprantu ir taip toliau. Tai va. O šiaip savo, jeigu jau linkint naujiems metams kažką tais, tai aš norėčiau gal labiau būti pozityvesnis biškelį. Tai prasme, matyti dalykus per pozityvesnę prizmę. Man tai nesiseka daryti, nes aš esu užkietėjęs realistas. Tie, kurie mane pažįsta, jie labiau vadinami pesimistų, bet jeigu aš matau, kad tai yra pilka, tai aš sakau, tai yra pilka. Man nėra tenais ruda ar balta, tai yra fucking pilka. Todėl aš dažniausiai tos dalykus vadinu tokiom spalvom ar tokiais, kokius aš juos matau. Tai nereiškia, kad aš juos visą laiką gerai matau. Bet aš savo palinkėčiau, kad šiais metais gal kažkaip tais paeksperimentuoti ir pabandyti būti biškelį daugiau pozityvo žodžiu. Bet, kad tai pasiekti, turėčiau tai daryti, ar ne? O ar aš tai darysiu, tai vėl kitas klausimas. Aš neuždarau šito klausimo, kad nedarysiu ar darysiu, bet gal pabandysiu, gal ir ne, bus matyti. Tai va, realiai tai šitas epizodas yra visiškai apie nieką. Ir daugiau kaip ir nieko. Gal kažkada šiaip bandžiau aš šitą epizodą daryti prieš keletą dienų. Ir atrodo, jau įkalbėjau, įrašiau viską. Ir tada jau kaip ir reikėjo kelt, man atrodo, į YouTube ar kažką, aš reikia persiklausyti ir supratau, kad pusę tą, ką buvau pripasakojęs tenais, nežinau, kur dingo, neįsirašė ar kažkas tai pavyko, tai žodžiu spjoviau. Paskutiniu metu labai man komplikuotai yra daug komplikacijų prisiversti savo, kad ir kažkokią įdomią temą pašnekėti, nes rašyk, tu ten dėliok kažką, tai dieve kaip Puškinas, galimai nėra nuotaikos tam, nežinau, nesisuoju. Kaip bebūtų, bet periodiškai aš vis tiek kažką tais išbezdėsiu į eterį jums, kam įdomu, kam neįdomu. Ir kažkas rašė kažkokį komentarą
apie kokius grybus kalbėjau? Taip, apie baravykus aš kalbėjau. Apie kokius? Apie psilocibino, o grybus kalbėjau apie mikrodozavimą. O rūšies neatsimenu. Gal golden capsai, gal dar kažkas, neįsivaizduoju. Tai vat. O jums irgi linkėčiau daugiau pozityvumo mūsų nupezusiam pasauliui, nes pasaulis atrodo, kad eina kiekvieną dieną vis didesniais žingsniais neaišku kur. Kartais, kai pagalvoju, man nesutelpa į galvą, kokiais mes įdomiais laikais gyvenam. Nesakau, kad gerais ar blogais, mes žiauriai įdomiais laikais gyvenam, kai neapsakoma galybė dalykų vyksta iš visų pusių ir tu tik tais sugebėk viską suvirškinti, kas vyksta. Nereikėtų labai baisiai, aišku, gilintis į absoliučiai kiekvieną dalyką, nes tada mes pasidarysim paranojikas arba išprotėsim. Bet kas vyksta, mums reikia tikrai žinoti ir nors kažkiek tais dalinai domėtis daugiau nei savo kiemas, tai tikrai. Tai vat. Visiems jums tikriausiai linkiu irgi pagalvoti, kad būti gal šiek tiek pozityvesniais šiais metais, jeigu nesat. O tie, kurie yra hiperpozityvus, tai bled nustokit su savo toksišku pozityvumu. Irgi turėkit ribas, nes toksiškas pozityvumas yra lygiai taip pat blogai kaip nuolatinis negatyvumas. Tai va. Ačiū, kad laikinat. Tuos 5 laikus ant kiekvieno video. Ir ačiū, kad subscribinat. Ir kam nesunku, užeikit į Patreono, paremkit. Motyvacija kažkokia bus. Nusipirksiu kavos, nes esu žiauriai kavos adiktas. Ir tai va tiek. Viso ko geriausio.